Labas vakaras, draugai. Labas vakaras. Lietuva, su jumis kalba radistai Jons Rolls ir ketvirtadienį prisijungia Geimantas Katleris. Labą vakarą. Rastonautai. Labą vakarą. O, išpilk dar arbatą. Gerai, čia. Tuoj bus. Darysiu dabar tvarką, gerai? Mane užsukai tik. Jo, tai tu va temą pagarsin dabar. O? Viskas yra gerai. Nu, tai labas. Nu, labo. Labai. Palauk, ausinės kaip? Renk, tai aš sustarkiai. Už. Čistai už, ne? Ne, nebe už, viskas gerai. Aš pasistėbus galiu šnekėti. Nu, arba va, taifa. Labas. Imk nebrokuot. Mantai Katlerį. Labas, Jonai. Pasilgat manis, ne? Labai. Per 3 savaitės nesimatėm jau. 3 savaitės. Ką darai? Nieko, 2 centimetrus paaugau. Ant taktas, brūkšnį užbe. Aš pasis kas kartą užsibraukdavau. Antibiotikus jau baigiai gerti? Jo, baigiau, Tai gali išsigydus jau į Australiją, varys, švarus jau. O nebijai, kad tave bus likimas kaip akordionšiko? Ko? Nu, neįleido gyvakar. Gitarą parsintė jo. Harmonika. Pala, kas, neskaičiau, žinau, kažkas buvo Martyno Levickė, jo, kas jam buvo? Neįleido į Ameriką, galvoja, kad bėga iš Ukrainos bičas. Rimtai? Taip. Tai Putinas sakė, kad šiandien Klaipėda jam patinka, kraštas gražus. Tas toksai oba iš karto, žinai. Rusijoje gėjų nėra, tai kaip jam čia? O aš kaip tik laukiu į Australiją. Nu, man svarbu, kad Lietuva iki pirmadienį atsilaikytų dar, kad tankų nesives. O po to aš kai gulėsiu paplūdimy, čia gali tankai važinėti. Va tikrai jūs kariaus. Grybauskaitė tau ordiną duos. Jo, net. Tai pirmadienį skrendi, ne? Jo, viskas jau. Su Lenkijos avialėlė? Ne, su Finnair iš Vilniaus. Suomija. Helsinkis su C. Helsinkis. Tada Singapūrė 5 valandas ir Singapūrė gal išeisi kur? Jo, planuoju. Trumpą. Yra metro. Iš Bahūro susilauk. Ko, aš kaip tik $10 išsikeičiau Singapūrė vietai. O tai... Ar pasas galioja, viskas gerai, žiūrėjau? Jo, pasižiūrėjau. Apsikirpęs jau, tipo, kad nebereikėtų viskas. Rūbų nusipirkti. Ir rūbų, matau, žiūrėk, bet dar su radisto apyrankė nuo baliaus, tai kaip čia? Nes žiauriai geras tūsas buvo. Maladėts. Malačiai. Toks, sakydavo. Malačiai. Patėvis. Klausyk, kaip čia pasipuošęs taip, eisi pasimatymą šiandien? Šiandien buvau filmavime vienam. Aš galvau, kad tu po antibiotikų gal šitą test švenčiu. Gvazdiką užsikiš. Tai kaip sekės taip ir ne? Nelabai galiu pasakot, nes išeis tik po mėnesį. Jo, po 4 mėnesių aš jau grįžęs būsiu. Jau aš nebegyvus būsiu. Rodys mano tą video, bet šiaip... Nes Džiovanis tai atėjo. O tu rodė tavo laidą? Jo, jau rodė mano. Jisai atėjo tą pačią dieną, laimėjau. Papasakau, kas dalyvavo. Galite žiūrėti. Bet mano rodė jau. Sunkus klausimai. Ne, buvo labai lengva tema. Kokia buvo tema? Animaciniai filmai. Tai Tom Žėris tikrai buvo. Nes buvo kitoj komandai, mes lošėm prieš Tonkų ir Ambrazevičių. Aš su Asta Baukutė. Nelygios komandos buvo? Šiaip iki pat galo buvo. Paskutinis klausimas, tipo, arba mes atspėjom vieną iš 2, arba jeigu neatspėjom, tada jie kitą. Nu, ten buvo 2 akivaizdus variantai ir galėjo bet kuris būt. Ir sužinosit, ar atspėjom ar neatspėjom. Neatspėjom. Gerai, tai Mantas Katleris šiandien laidoje bus pas mus iki 2:02. O, groja Katy Perry, pasigarsink. 16 minučių po 19 valandos. Čia radio stotis ZPFM radistai. Pas mus svečiuojasi ketvirtadienis. Mans Katleris. Makaradienis. Ketvirtadienis! Makaroninis ketvirtadienis. Klausykit, prieš kelionę diena. Pažaiskim žaidimą, kuris vadinasi Čiur aš. Gerai, Čiuraš. Aš pirmas pasakiau. Aš pralaimėjau trečią. No. Skambinkite į studiją 852411010, pažaisim žaidimą Čiuraš. Paskambinę turit pasakyti žodį Čiuraš. Šiandien Čiuraš žaidime Simona. Jūs kiekvieną savaitę naujų žaidimų turi, aš nespėjau sekti. Rubrikos, čia kaip late night show, žinai. O gerai, o kas čia suprasi. Tau reikės negu daryti. Tai galiu gerti, ne? Ramai. Gali klausytis. Alio. Alio. Labas. Reikia pristatyti radiją.
Matai, jau išauklėti žino, ką daryti. Taip, reikia patildyti radiją. Kuo vardu? Giedrius. Giedriau, iš kur esi? Šiaip Vilnius. O ką ten daužai? Tai merga bangas keli. Keptuvę plauna. Tai dabar neplauk, biški. Ką jis plauna? Keptuvę plauna. A gali pasakyti čiuraš? Čiuraš. Labai gerai. Tai tu būsi pirmas. Taip, tu būsi pirmas. Tu turėsi pirmas teisę atsakinėti. Aiškumo daugiau. Jo, iškart, dabar aišku. Taip, dabar tau išrinksim priešininką. Labas, kas priešininkas? Sveiki, Tomas. Tomas priešininkas. Gerai, Tomai. Tomai, tu čiuro neturi, tu antras atsakinėsi. O primink pirmas, ko vardu esi? Giedrius. Giedris. Tomas. Giedrius ir Tomas. Gerai, mes pasižymėm. Tomas dešiniai, Giedrius man kairiai. Čiuro žaidimas yra toks, kad mes dabar pristatysim jums Simoną, kuri prisistatys ir jūs iš balsų turėsit nuspręsti į vieną, į kitą klausimą atsakydami taip ar ne. Viską mes papasakosim, žodžiu, dabar paklausykit Simonos prisistatymą, kuris yra toks. Sveiki, mano vardas Simona, man 23 metai, esu iš Vilniaus, domiuosi nuotraukom ir mėgstu piešti, o gyvenime užsiemu kalbėjimu. Kalbėjimu? Kalbėjimu užsiemu. Nu, kaip mergaitė, aš sakyčiau 5. Jeigu pieši ir kalba. Silpnok. Gerai, viską mes... Toks gerai, kad neatsakai, neiššau. Tai bachūrai taip nusprendžia apie merginas iš karto. Taip arba ne. Gerai, mes dabar uždavinėsim klausimus ir jūs turėsite atsakyti taip ar ne. Pirmasis klausimas, kurios uždavėm Simonos, yra toks. Tuoj, palaukit, aš tik pasižymiu. Ar Simona bijo vorų? Kaip galvoji, Giedriau? Ne, tai pirmas, kuris buvo, tai ir sako, bijo ar ne? Giedriau. Ne. Tomas sako taip. Ne, vorų nebijau. Nes vorai tiesiog tai yra mano vaikėstas augintinas. Tomas iškrito, priimam kitą. Labas, ko vardu? Erika. Tu dalyvauji vietoj Tomo, čiūro neturi, Giedrius turi. Antras klausimas, kurį uždavėm Simos. Ar Sima miega dvigulėje lovoje? Taip. Pala, ne tu pirma turi. Taip. Giedrius sako taip, o Erikas sako ne. Mama miega jinai, Simona. Gerai, tai pasižiūrim, koks yra teisingas atsakymas. Ar Sima miega dvigulėje lovoj? Taip, miegu dvigulėje lovoje. Su mama. Erika, ačiū, tu gali klausyt. Kas mums skambina? Alio. Palaukit, kas? Vyrai. Turim kažką. Kas? Kūpkit, vyrai. Kas skambina? Alio. Mantai. Labas, Mantai. Iš kur esi? Sveiki. Iš Vilniaus. Tu antras, Mantai. Taip, čiūro neturi. Mes paklausim, ar Simona mėgsta repo muziką. Giedriau? Taip. Tai man tu atitenka ne. Klausom. Taip, mėgstu repo muziką. Giedriau, gerai varai. Simona tokia taip merga, ne veltui 5, ne? Viskas tinka. Yes, man. Yes, girl. Can I, you? Yes. Can I in here? Yes. Okay. It's a bit problem, but yes, it's good. Make this. But if you make... It's okay. Gerai, turim dar vieną klausytoją. Kas? Vėl tas pats, o kas šitas pats? Radistas Tomas. Profesija. Tu esi radistas Tomas? Ja. Kiek jų radistų yra? Aš koks 7. Antram pasauliniam buvo daugiau. Jis yra tikras radistas. Kelintam kursė, Tomai? Ne, jau baigęs prieš 15 metų musės. Geras. Oho, prieš 15 metų. 6 klasės išmėšė. Gerai, mes paklausime Simonos. Ar Simona ją kabinant vilkėjo suknelę? Kalbinant. Dabar man sakyt, ar... Man sakyt. Tai sakyk. Na, čiūrik. Tai Giedriau, ką tu sakai, taip ar ne? Taip. O Tomas sako ne. Aš sakau ne.
Taip, šiuo metu Vilnius. Tokie, va. Giedriau. A graži stagnelė. Giedriui sekasi, klausyk. Reikia žiūrėti, kas po suknelė. Wow. Tai jaučiu ten jėdi gerai. Gal sugeriam, kad nes man toks normalus esi. Aš per kunkelį. Atvarom, prilėks. Gerai, kas skambina mums? Alio. Sveiki, Edvinas. Edvinai, kaip tu? Žiūrėk, juodi. Kaip ir tu. Aš gerai. Gerai. Tu čiuriko neturi, antras turėsi atsakyti. 5 klausimas. Ar Simonos krūtinė C dydžio? Giedriau? Palauk. Prisimink, kad tai yra taip, mergina. Nu, tebūnė, taip. Ne, aš juokauju. Gerai, Giedrius sako taip, o Edvinas sako ne ir klausom. Ne, mano krūtinė neatsėdi. Jeigu jos būtų krūtinė didesnė, sakytų, ne, mano krūtinė yra D dydžio. Bet kadangi A, tai ne C dydžio. Edvinai, blemba gerai, čia ant galo pavarei, bet dar vienas klausimas. Jeigu tu pavarysi, nes dabar turi čiūriką. Renkam tau priešininką, o priešininkas tebūnė šitas. Alio, kas skambina? Alio, Rugilė. Rugilė. Labas, Rugilė. Iš kur esi? Iš Vilniaus. Rugilė, tu čiūriko neturi, antrą atsakysi, tai pirmas turės teisę atsakyti Edvinas. Ar Simona šiemet jau perskaitė knygą? Edvinai? Taip. O Rugilė sako ne, paklausom. Spėčiau, kad perskaitė. Manau. Taip, šiemet jau perskaičiau. Tai aišku, kad tu daugiau veiksi. Šiemet. Ačiū, Rugilė, pažįsti, ne? Jo, juokavomės, ką. Edvinai, tai ką, sveikinam tave, tu taip ant paskutinių. Ačiū. Išrovė į pergalę. Taip, sveikinam tave. Paskambins mūsų sekretorė, praneš, kaip gausi mašiną. Mašiną ir butą. Gali laimėti antrą PlayStation. Užuojautą tau, Rugilė, tu laimė tik tai... 20 Xbox'ą žaidimą. Rugilė, tu laimė tik tai jachtą, sorry. Viskas tvarkoja. Tai Edvinai, tavo numerį užsirašiau, paskambins sekretorė ir viskas. Galima ne į šitą numerį. Ne. Paskambins tau Titas, neužilgo sutarsit kokį numerį. Gerai? Ačiū tau, iki. Iš mamos matyt skambino. Draugai, ar jūs dar esate čia? Katlerė, ar tu čia? Jo. Ką ir? Ką tik Katleris rodė mums australietiškus dolerius, kurie visiškai yra kitokie negu amerikoniški. O jų vertė yra gera, ta prasme, apsimoka jų daug. Jo, kaip vos ne kaip US dolerio. Ane? 2,3. Nėra taip, kad, žinai, ateini apelsiną pirkti ir atsineši milijoną. 40 000 su Lukašenkas veidu. Porą lagaminų padedi, žinai, susiskaičiuok čia. Ne, normaliai, aš va, už šit, kiek jūs laikėt, tai jūs galite, pabūt. Dabar galvoju, ką jūs galite nuveikti su tiek, kiek jūs laikėt. Šiaip pavaišinti savo damą pietumis. Va, puiku. Tai daug įsikeitė pinigų, paskutinius? Tai kiek turėjau bankį, tiek ir išsikeičiau, jo. Tai dabar turi 500 litų. O tu išlaidus esi? Kelionėse, jo, kai taškausi. Ta prasme, ko aš savo Lietuvoje niekad gyvenime neleisčiau, kelionėse viską leidžiu savo. O suplanavai, ką pirksi? Ką, šortų reiktų. Tapkių. Džinsai girdėjau labai geri Australijai. Videka. Kasečių. Kompaktų. Jo. Ne, šiaip prakeliausiu viską, bet pasiliksiu vietą, varysiu su pilna taše, bet vešęs daug alkoholio. Tai tą, ką išgersim alkoholį, rūbų, užpildysiu rūbais. Varai daugis, kada išgersim? Tai jo, nes lietuvių bus ten kebras. Tai klausykit, kas susisiekė, su tavim susisiekė, ar tu susisiekė? Ne, ten mano pažįstama viena. Jeigu kas mus girdi dabar iš Australijos, lietuviai, nes žinom, kad klauso visam pasauliu per internetą, tai galite susirasti Mantą Katlerį ir pasiūlyti jam. Per Facebooką, jo. Ir galim pasiūlyti susitikt, galim netgi aš planuoju stand-upą padaryti Australijoje. Kaip 7 žmonių surinkti. Sidnėjai? Jo, Sidnėjai, nes ten yra daug lietuvių. Ir skambinasi. Sveiki, čia girdėjau per radiją kalbą. Ne, pas juos matai 9 valdom priekį, tai pas juos jau prieš 9 valandas mes šitą darėm. 8. Pas juos darėm šitą prieš 9 valandas. Jie jau girdėjo šitą transliaciją. Tai jeigu, kad ir dabar mūsų neklauso, bet Lietuvoje gyvenantis lietuviai, kurie turi savo giminaičių Australijoje, praneškit, kad Mantas Katleris atvažiuoja ir pajuokins. Ir tarp kitko, rudenį planuoju į Čikagą varyti pas stand-upinį. Tai aš būsiu, jaučiu, vienintelis žmogus Lietuvoje, kuris darė pasirodymus 3 žemynuose. Wow.
Prašau. Jeigu išeis. Gangsta. Gangsta, jo. Kiniečiai paplokit. Gal pažaidžiam ragatkę? Pažaidžiam ragatkę. Geras žaidimas ragatkę ir dabar turėtų skambinti mums bet kas iš bet kokio miesto. Ir bet kaip skambinti, galbūt gulėti, sėdėti arba mylėtis. Ir mes turim... Arba keptuvę plaut. Taip, prizą dovanų. Jums reikės šauti iš ragatkės. Ragatkė. Jo, šauti iš ragatkės į 3 didžėjus: Simona, Orijus arba Rolandas. Rolikas. Ir jūs tokiu būdu galite laimėti prizus arba nieko nelaimėti, o gal ir laimėti Xbox'ą. Yra iš tikrųjų dabar 3 didžėjai, 3 zonos ir daug atskirų kūno vietų. Tai vat, to išsiaiškinsim. Labas, kas skambina? Giedrė. Man vakar šovė dešinės pusės kojos kauliuką. Taip, Rolka pašovė. Giedrė, kaip tu? Iš kur tu esi? Iš Vilnius. Kiek tu metų, Giedrė? Alio? Alio. Geras atsakymas. Geras, čia žinai. Kuom užsiemi gyvenime? Giedrė, kuom užsiemi gyvenime? Dirbu. Ką dirbi? Dirbu parduotuviai. A sunkus tavo darbas? Nu, kartais būna sunkus, kartais lengvas. Giedrė. Aš iš Rolo žvengiu, sorry. Giedrė. Ar reikėtų tau Xbox? Ar žinai, kas yra Xbox'as? Ne, aš nenoriu Xbox, aš nežaidžiu žaidimą, aš noriu ką nors kitą. Taigi parduosi, nusipirks, ką norėsi po to. Pagrindinis prizas yra... Jeigu laimėsiu, parduosiu. Gerai, Giedrė, nusiramink, dabar viskas čia yra tvarkoje. Dabar pasimk ragatkę ir šauk į kurį nori. Tai yra Orijus, Rolikas arba Simona. Taip, įsirink, bet kuri. Simona. Gerai. Aš žinau, kur jau taikai tu. Simona, tai mes turim galvos zoną, viršutinė kūno dalis arba apatinė kūno dalis. Labai treška mano ausis, nesuprantu, kas yra. Viršutinė, bandyk. Viršutinė, gerai. Turim, taigi, kairioji pusė, vienetinės kūno dalis arba dešinė pusė. Kairioji. Kairioji. No. Yra klausimas. Kairioji akis, kairysis antakis arba kairysis ausies spenelis. Kairysis ausies spenelis. Nu ir šaunam. Šaunam. Auč! Pataikiai sukta gyvatė. O ką laimėjo? Laimėjai, žinai ką? Giedrė, ar girdi? Taip. Ar žinai, kad laimėjai? Nežinau. X. Boksą kažkas kitas laimės, o tu laimėjai knygą Sibirietiškas auklėjimas. Prie kasos, kai žmonių nebus, galėsi skaityti. Valio. O, kaip gerai. Kas čia darai su to? Patildik biškai. Va, dabar gerai. Jam gerai, jau mums blogai. Giedrė, labas dar kartą. Taip. Ar tu džiaugiesi laimėdama knygą? Ar daug knygų esi perskaičius per savo gyvenimą? Nedaug, gal 5. Jaučiasi. Tai tu tarp 7-9 kažkur esi skalį išvaizdas, ne? Tai kur tau nereikia knygų skaityti, kad gyvenimą sužavėtum, turėtum, jo. Tai aišku, nereikia. Na, super. Gerai. O darbas pasidarė rankinis? Ar ant kojų visą dieną jau? Ar ant kojų visą dieną? Tu mišrainės padavinė? Tarsi... Ne tik padavė. Gerai, Giedrė, žinok, tau paskambins mūsų sekretorė ir praneš, kaipgi atsimsi prizą. Ačiū tau, kad skambinam. Iki. Toks puikiai dovana, knyga. Taip, knyga. Tai užsirašyk numerį. Gimtadienio dovana geriausia būna knyga. Gera. Labai gera. Mes keliaujam prie muzikos ir nuo 8 pradėsim skambinti. Šiandgi ansamblis. Vestuvių muzikantai, atvyko pas tave. 3 minutės po 20 prasideda jau tas laikas, kuomet galite registruoti savo draugus į radistų išdurkės. Viskas labai paprasta. Radistai.lt svetainėje vyksta registracija. Užeisit, pamatysit tarp pilvų didelį raudoną tašką, būtent ant jo paspaudus ir atsidarys visus anketos. Turim vieną naują, skirtą mokykloms ir univerams, kad registruotų savo mokytojus ir būsimus visokius egzaminus, kad galėtumėm juos atšaukti arba bent jau nudėti į kitą savaitę. Taip. Taip pat galit. Aš jau užsiskaičiau, žiūrėk, iš karto mokytojai yra tokie, kurie sako, kad kalba lygiai taip pat kaip Katlers. Yra iš Panevėžio. Žinai, kalbelė. Jo, mes visi tipo vienodai kalbam. Jeigu mes visi iš Panevėžio, tai vienodai kalbam. Nu, aš iš Pasvalio irgi panašiai. Bet Panevėžė sakydavo, kad biški jau tipo vos negramatikuoji.
Nėra. Čia kažkoks jau pasikmestėts, jau eis. Mestėts eis. Ar kad rusiškai kalbėdavai, ne? Buvo hebras pasvali kažkokias, tipo, paneži tulpiniai, šmikiniai, kažkokie žemaičiai. Pamiršau dabar, kaip vadinasi. Pelėsi, ne? Pelėsi. Bet tai dvi turėtų būti, visada dvi būna. Nes jiem nebūt prieš ką daužyti, kiekvieni būt. Pelėsiai buvo labai rimti, dabar gal dar retyra, žinau, kad per žinias kažkada žiūriu ten apačioje, žinai, kai eina titrai tokie, kad yra toks iš Pelėsio tokia vardas, pavadė, aš pamiršau, bet yra Pasvalio rajonas supirkęs 8% žemių. Taip, jeigu, žinai, taip, viskas beveik jo ten. Tai toks rimtas šivajas. Bet tai ką jis ten, iš kuris tos pinigus pasvaly darosi, reketuoja kirpyklą, kurios apyvarta metinė 300 eurų. Taigi važiuoja variklių. Į Latviją, į Rygos turgų varo, bananų priperka, parveža atgal. Žinok, jau lietuviai prisigalvoja biznių visokiausių, tai... Va, tai registracija, kaip ir Rolkas sakė, prasidėjo, galite ir mokytojus registruoti, ir tėvus, pas mus atsinaujino šiek tiek iš Durkių sistemą, radistai.lt, ir taip pat šiandiengi galėsim sveikinti su vestuvėm, su gimtadieniais, su visom šventėm. Nu, gal reikia vestuvėm muzikantų? Jo. Už 700 neturim gitaros, sakė. Tai tikrai. A kur gitara? Važiuok, nesėdėk prie kompo, akis išvarvės. Važiuok gitarą. Eik į lauką. Į lauką reikia. Geriau nevažiuok, pešiom pasivažti. Nu, eik į kiemą, biškai, bėg, nu, duok su tėvu. Eik į parduotuvės. Jo, eik, o čia pomidorų. Taigi prie pat yra kaip, ne, mums reikia pomidorų iš ten, kur ne, iš toliau, iš meido. Dabar, jo. Tėvus ką tik šernienas privalgė. Sustajaku, nu davai, Andriuk, išbėg. Jiem, graža tavo. Graža pasilyg, jo. Neskubėk. Už pusvalandį grįžti. Užkliusina. Oi, gerai, tai viena daina ir grįžtam su išdurkiam. Gerą bairį, klausyk, girdėjau, tokį galiu jums perskaityti. Anekdotą. Nu, tokį anekdotį. Kaip sako fizikai studijuojantis radioaktyvų uraną, tai, kas mūsų nenužudo, tai tikriausiai brokas. Tai kiek balų? 10? 10 iš 10. 10 iš 10. Galit prisijungti prie zipfm.lt mūsų kameros, viską išduoda, ką mes čia perduok veikiam. linkėjimus nuo manęs. Paklausi kaip koja. Nebetraukė. O, gerai, paskambinkim. Šitas su žaizdom. Pats metas. Mantas Katleris sakė, kad labai nori pabūti vieną iš Živilių ir Olgų. Tai turiu tokį bachūrą, kuris yra žiauriai keistas. Paskutiniu metu kalba visiškas nesąmonės. Nuplaukęs pasidarė. Ir... O dėl ko? Kokia priežastis? Kosmos pradėjo domėtis ar... Nuo vienos temos pereina prie kitos, kuri jokių sąsajų neturi su praeita tema. Ar tai galbūt kažkokia gali būti cheminė medžiaga veikia šį žmogų? Kartais sako, kad jam reikia merginos vienam kartui, bet jis nėra drąsus. Taip pat nebando ieškoti, galvoja, kad pati ateis ir įlips į lovą. Tai mes ir lipsim. Būtų gerai, kad jam yra 19 metų, mokosi Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo. Ir dar klausimus, kodėl jis ryšliai šnekėt ne. Panevėžiečiai profkė vadinama daugiau žinoma kaip vištidė. Jo. Taip, ne? O ten vapšė bernus priima į vištidę. Jisai taip pat jis mokosi ir nori būti vadybininko padėjėjų. Svajoja toksai. Ir tai pilna, žinai, Lietuvoje. Nors padėjėjai. Padėjėjai pabus, nu. Jis turi vidurinį išsilavinimą, jam dabar 19. Tiesiog reikia apsimesti merginą. Ir ką, kad būtent mokomės toj pačioj mokykloje. Galima apsimesti floristę. Jo, kas floristas yra ir kulinarės, man atrodo. Ne, apželdintojas būsim. Landšafto architektai. Sakė, draugai, neišduot, kad mes čia registravom. Ne. Nes turbūt po kokio tokio įvykio jis dar labiau pasikeistų ir iš vis neišeitų susikalbėti. Nu, vat, labai rimtas, ne? Taip išgąsdino. Tai jo vardas Andrius. Tai jungiam mergas. Jo, patikrinam. O, dabar gerai? Labas.
Labas. Labs. Bet panevežėtiškai varo. Jo, panevežėtiškai. O tu mūsų būsi tėtis, papa. Ai, tu išjungtas. Dukrelės. Pakutenta gal. Yeah. Koks vardas? Andris. Jo, pradėjo, gal po to aš po pusę minutės įsijungs ir aš. Jeigu pakels ragelį. Gimimo diena. Sveikinamės tada. Sveikinam tavo, jau šitą galvą. Neatsiliepia. Po signalo palikite. Neatsiliepia. Tai ką darysi, mergaitės? Turim dar gal kokį tai nuotykių ieškotoją? Aš Panevėžį atvažiavęs, tai tokia visa. Aš taip Panevėžį, žinai, dažnai būnu, tai nėra ką veikti, kažkaip norėtis su kokį tai vaikinuką šaunius. Tai va turim 20 metų vaikiną, bet žmogus yra super uber nevykęs. Jis nenustoja kalbėti, pats paklausė, pats atsako. Dar neteko sutikti žmogus, kuris susinervintų per 20 minučių. Jis dirba apsaugoj ir viskas, nepadaro 10 atsispaudimų. Tai Živilė, kaip tavo tėtis visai. O tu vėl mano tėtė? Jo, žiūrėjus, tu buvai išvažiavus. Rasčlinėla. Kaip gerai. Iš kuris yra? Nežinau, pažiūrėsim tuoj. Bet gerai draugai apsirėpė apie savo draugą. Ai, sako, visų pirma, jis nėra mūsų draugas. Čia geriausias komplimentas kokį. Alio. Na, Labas. kas čia skambino? Elena. Nepažįstu tokios. Tai nesvarbu, sveikas. Tautvydai, ką veiki? Nieko. Aš su draugė dabar norėčiau su tavim pasišnekėti. Labas, Tautvydai. Živilė. Nežinau, visiškai. Živilė. Taip, tu mūsų ir nepažįsti, mes skambinam susipažinti. Taip. Ne, tai čia kažkas tai atkasė. Ką žiūri per teliką? Nieko. Tai kažkas eina vis tiek. Niekas. Tautvi, o tu dirbi apsaugoj? Ne. Dirbi apsaugoj, mes žinom, kad tu dirbi apsaugoj. Mes vieną sykį matėm tave su drauge. ir tu draugiai mano Žybkai patikai. Tu pakalbėk su draugė mano. Jie iš Panevėžio atvažiavus pas mane. Ir mes šiandien norim siaust. O ką tu Tautvydai veiks šiandien? Čia balsas kaip iš ZPFM radistų, to roboto, nes pats klausiau būna. Būna, paklausau. O kodėl tu nepadarai 20 atsispaudimų? 10 nepadarai net. Aha. Taip, sakė, kad tu nepadarai 10 atsispaudimų. Nesvarbu, kas sakė, aš padarau, kiek man reikia. Kiek tu reikia? O man reikia iki 20. Nes Po to prasideda uždegimai raumenų. Paskui padustu. Nu, tai Tautvidėlį, ką pasakysi, perduok linkėjimus kažkam? Nu, nieko, aš jau užregistravo. Tavo draugai visi dabar sėdė prie radijo, žinok, ploja, gali perduoti jiem linkėjimus. Kokie draugai? Tavo Ramūns, Kests, Paulius. Tokių nepažįstu. Nu, tai matai, turi pasiekėjų followerių turi. Gal tavęs nemėgsti kažkas? Nežinau, ne tikrai svartais pasivadinu. A turi priešų? Ką žinau, šiaip nelabai taikus žmogus. Geras žmogus esi, ne? Nu, apsaugoj dirbdams turėtum prieš turėti. Iš aparatų kažką nustūmiai, aparatiniai. O ką tu saugai? Turim tai dirbi apsaugoj, ne? Ką? Dirbi apsaugoj. Nu. Ir ką saugai būtent? Ar tiesiog važinėjai su mašina ten tą Eurakešą ir pamiestą? Nemanau, kad kažką linksmo saugai. O rimtai, ką saugai? Dabar saugau Nijolę ten. Nijolę, tą Brazauską žmoną buvusią, ar prekybas tą kailinių
tinklą. Taip, tą tinklą. Aš galvoju, kad tas mans sargybinis net Nijolė sako. Vaikštai su ta racija, žinai, tas užsikyčias. Palauk, Nijolė čia dabar biški. Patikrinsim. Koks tavo ir slapyvardis apsaugos, tiek turi ten kokie Realis arba Pantera. Dubisa. Ganibalas. Nesveiks. Nesveikam gerti nebeduokit. Čia pradės nesąmonės daryti. Tai koks tavo? Justina nėra radistuose. Ką? Ko Justina nėra radistuose? Bet gerai pasakė, kad jisai taip... O ko laimės tavo balse nėra? Džiaugsmo. Aš esu šiandien. Justinas kitom dienom. Jo, Justinas kitom yra Mantas Katleris. Žinai tokį? Jo, pagal balsą atpažįst. Pagal tą, kur moteriška, ne? Pagal barsiką. Ne, pagal šitą vyrišką. Viskas gerai. Gerai, Tautvydu, laikykis. Jo, sėkmės tau, Tautvydu. Laimingai. Iki. Matelės skaupės, bus skambuts. Jo. Toks bairių knygelė atsidarė iš karto. Anekdotų. Turėsiu man tai specialų skambutį, čia net specialiai jam atsiustas laiškas. Vardinis, taip. Tai pabandom dabar pasižiūrėti, kam čia. Švakar atsimenam, skambinom. Tuoj surasiu, kur mes čia buvom prisiskambinti dar vienai valdovai. Aš labai norėčiau patikrinti, ar ji yra iš tikrųjų tokia, nes mes turėjom Šiauliuose. Jo, Šiauliuose turėjom. Man tai negirdėjai, tokia yra valdovė. Labai rimta moteris, kuri turi, kaip čia pasakyti, kalėjimą pas save namie. Nu, tipo, ne kalėjimą, daržinę, kur kalceriai tenais visokie muša iki... Negirdėjai? Čia kažkoks interneto hitas ar... Mums surado moterį, kuri yra valdovė. Ai. Ir pas ją iš užsienio atvažiuoja Hebra, kuri tipo labai mielai nori praleisti ten savaitgalį, karcerį, pavyzdžiui, arba žeminami, mušami, daužomi ir kartais iki kraujo. Taip. Tai va, yra tokie... Ir už tai moka babkes. Skambinant ne kartą, ne? Jo, mes pasiteiravom, ten viskas, žodžiu, kaip yra, tai dabar radom, kad Klaipėdoje dar viena tokia yra, pasižiūrim, kokia ten situacija. Vakar nekėlė, pažiūrėsim kaip šiandien. Irgi dirba. Pamėginam tada tą Šiaulėtį palaukti, tai aš tada pasižiūrėsiu. Yra Šiaulianskaja. Maja Šiaulianskaja, девчонка. Pirma? А я вся такая Дольче Габбана. Не хочет говорить тоже, на? Tokį laiką visi miega jau, kai išdurkis daro. Arba grįžti namo iš darbo. Tokios kaip valdovės. Grįžta namo iš darbo. Dabar perė, ką nors. Perė. Nu, nekelia šitas numeris irgi. Tai Mantelio, tada įmam gal tavo... Davai, Mantelį. Tai ką čia, nieko? Jo. Tai davai, papasakok žmonėm, kas čia per... Jo, iš tikrųjų mes gavom laišką, kad nuo vaikino, nuo Monikos, iš tikrųjų draugės jos. Sako, kiek šiandien supratau, pas jūs Mantas Katleris. Mantai, tu esi čia. Jo. Tai pirma dalis. Taip, geriau. O mano draugė dėl jo, galima sakyti, galvą pametus. Teisybė sako, nesuspringu. Dėka jų vairių net sportuot pradėjo. Irgi geras ženklas. Nežinau, ar geras. Stengiasi, tai bent pakils kažkiek. Jie buvo vieniši, jie paskui konstatuoja. Jie buvo vieniši, Mantas neturi panos? Ne. Sako, tai gal susikukuos. Tai net tie horoskopai atitinka, čia viskas patikrinta, žodžiu. Tai aš ką realiai dabar galiu paskambinęs, aš jos išdurti nelabai turiu kaip išdurti, aš ją nebent galiu papasakot, kad vykdo akciją, kad pakviečiu tiesiog kažkokią merginą į pasimatymą ir bandyti kalbėti realiai su ją.
Gal nenorėtų nueiti su manim kažkur. Nu, pabandom, sakyk, man labas, tiesiog kalbėk, žinai, gal aš vis tave atpažins. Gal neprisipažins? Koks vardas? Lina. Lina? Lina. Klausau. Labas. Labas. Palauk, kam aš čia pataikiau? Linai. Alio? Gerai. Ką veiki, Lina? Mokosi. Mokaisi? Nu taip. Ką mokaisi? Teisės istorija. Teisės istorija, ne? Kur studijuoji? Vadovų. Kaune, ne? Taip. Aš čia skambinu toks Mantas tau. Galbūt, žinai, mes šiaip nesam pažįstami. Nu, bet matėmės. Matėmės mes? Taip. Kur? Ukmergėj. Ukmergėj? Gulėjau. Okay. Tai čia ne per seniausiai matėmės, ne? Nu, ne per seniausiai, ne. Nu, įdomu. O mes kalbėjom ką nors? Nu, jeigu paminai, kur sakiau, kad per dvejetą, trejetą. Tai po to niekur nevarė mane, po pasirodymą. Tai aš manau, kad ne. Tu ką, juokauji? Ne, jo, aš atsimenu. A sportuoji dabar? Nu taip. Tavo draugai, žinok, sugalvojo tave supiršti manim. Bet aš net nežinau visiškai, kur dabar skambinu. Nu. Aišku, dabar žinau. O tu spėjai, klausai radiją, kai mokaisi, ne, paprastai? Nu, šiaip ne. Ne, o dabar klausai? Nu, ne. Ne? Nu, ne. Sakau, matai, ne visada atiduoda, kad čia eteris. Bet tai žinok, va, tu šnekėjai ką tik per radiją ir mes bandėm tą šturkę padaryti su radistais, bet kažkaip labai... Mes dabar tave pakalbinsim. Lina. Taip. Kaip tau patinka Mantas Katleris? Patinka. Turi jo nuotrauką? Deja, ne. Turiu telefoną su juo, turiu. Kartais žiūri ir galvoja, tai... O čia teisybė, kad pradėjai po šito mano bairio apie 4 ir 9 sportuot pradėjai? Iš dalies. O kiek tavo balų? Kiek save vertintum? Taigi, kaip sakiau, kad dvejetą, trejetą. Ai, tu ten nuoširdžiai? Tu neatsimeni šitą, ne? Nu, taip. Atsimeni. Vėliau pasakys, kiek iš tikro. Vienetas man, tai Ne, tai blogai. Ne, tai blogai, sako. O tu neturi berniuko, ne? Tavo draugai atskleidė... Tokia kaip aš. Lina atskleidė tavo draugai, kad tu būsi apsiženijus su Mantu, ta prasme vardas tavo vyro bus Mantas. Iš Paduškas užtraukė vardus savo Mantą. Jo, sakė, per Velykas traukė kažką ten kažkokius vardus. Per kūčias, atsiprašau. Ir... Per Velykų šiaudą. Per Velykas už kiaušinį reikia traukti. Klausyk, Lina, ir dar sakė, kad tu atitinki su Mantu horoskopais labai gerai. Šito tikrai negaliu pasakyti. Jo, mes šažaragis, ten o kas tu esi? Vandens. Nu tai va, labai gerai. O klausyk, tai kodėl tavęs Mantas Ukmergėj nepasiėmė į afterį, man pasakyk. Taigi jisai dabar tik su 9 kokiam būna, nesinku. Ne, nu, pasitaikas 7. Aš nestobulus, žinai. Kiek nesinku, nesiptinkia. Nieko. Kitą kartą, kai Ukmergė atvarys prieik prie mūsų staliuką, jo bus jau ir paspartavus. Galėsi maiti bowlingą į apačią. Veikia tam bowlingas apačioje, ar nebeveiki? Veikia. Ir mes pirmiausia, Ukmergėj, kai buvom, atvarėme tą klubą kažkokį, žinai, sako, čia bowlingas. Sakom, o kodėl čia bowlingu vadinu, nes apačioje biliardas stalas. Rimtai? Jo. O Lina, pasimtum į namus Mantą Katlerį, jeigu jis neturėtų miegot kur?
Nu, jo. Jeigu va taip stačiai nėra kur mėgoti. Stačiai reikia mėgoti ir nėra kur. Pasimtų mane. Aišku. O, Dieve. Bet va nuoširdžias tos miegotum ketvirkės, ne tokias geros širdies. Mėgotum su džinsais ar tiesiog su maikute? Ir nusisukus. Nu, atsiprašau, kas per klausimai. Šaukšteliu. Klausimai tokie apie tai, ko niekada nebūtų. Teoriniai iš esmės. Ne, radistai labai tokie, žinai, nagli, bet aš draugiškas labai, tai gal ir būtų, žinau, gal ir būtų. Pasiaukotum. Jo, ne. Ukmergėje vis tiek, žinai, mano tikslas yra Tokių padelių dar 4 ir būtų. su 10 didžiausių Lietuvos miestų sugerti. Ryte arbatos. Jo. Va, Lina, viskas yra tvarkoj. Gerai, Mantas gali sportuok, būt kaip tavo sakant, Lina. Jo, būsimas būtinai. vyras. Aš irgi Apšvietimas, sportuosiu šukuosina ir sportas gali pakeisti viską. Jo. Jėga. Ačiū tau, iki. Viso čia. Jo. Nes Mantelis mėgsta palikinėti savo genetinę informaciją šiandien ten. Sąžiningai, Hebra, kai jis perskaitė, kad aš patinka kažkaip panai ir pasakė, kad 2-3, nenustebo tikrai, ne? Dabar tikėjotės, kad nebus 8-9. Nu tai kiek yra? Ne, 8-9 garsiai nekalba apie tai. Jo, nu tai vis tiek esi matęs. 4. Ne, aš daugiau rodžiu. 10 minučių iki 21 valandos mes čia pakalbam apie serialus, kuris Rolando yra most favorite. Kokius jūs serialus žiūrit, pavyzdžiui? Kurių nežiūriu. Aš Walking Dead. Walking Dead, Nuoširdžiai žiūriu. Ir Hannibalą. Hannibalas geras, ne? Labai geras. Kas? Hannibalas. Nežinai Hannibalą? Ne, apie ką jis? Vikingai dar yra neblogas. Vikingai aš va šitą siūsęs. Dabar, nes vis tiek 30 valandų skrisiu, tai reiks kažką žiūrėti. Žiūrėk Entourage, seni. Antaražą. Bet tai ten toks Sex and the City, tik tai vyr. Nu, bet ten gerai, žinai, gerąją prasme. Man kažkada parekomendavo šitą Manfredą serialą. Manfredas neprašaunas šitais dalykais ir tikrai žiauriai geras. Bet pažiūrėčiau, IMDb jau čia 6,1. 9,6, seni. Nėra, Breaking Bad tik tai 9,6. Walking Dead 9, kažkiek. Tas geras, Game of Thrones. Game of Thrones. Kada pasidės? Kažkaip dabar. Balandžio 6. 8,7 nukrito, bet buvo kablelis. Ai, tai dar visai. O kiek sezonų yra? Gal 8, matau antaražą sezoną. Lauk, seni, duoj po eteriu. Jo, nerodyk savo penę. Va čia pas mus toks blondinas sėdi, tėtus Matuzas ir visada, pažiūrėk, Matuzas. Kai eteris visada baigėsi pokalbis. Savo penę nuotraukus visada. Mantelė, pažiūrėk, kaip šitą. O apie serialus, toliau buvo dar geras, labai geras, tikrai serialas yra Californication su Dukovniu. Aš kažkaip esu tos nuomonės, ką rodo Lietuvos kanalai nežiūrėt. Nes, tipo, jie tik tos pigiausius ir... Nu, blemaškai geras. Matai, po kiek laiko, jeigu rodo. Tas geras, Tėvynė, ar ne dar? Homeland. Aš Tėvynės kažkiek... Aš 3 sezoną nepažiūrėjau. Nu, aš 1 sezoną tik žiūrėjau, bet paskui, kai prasidėjo kažkaip nesupratau, kas darosi, tai galvoju nebe. Labai man geras serialas ir iš tikrųjų jisai šovė į viršų labai stipriai, buvo Sherlocko... Jo, irgi žinau šitą Sherlocko. Sherlockas, naujas, nematęs? Jo, tas su Cumberbatchu ir Freeman, su Hobbitu. Žiauriai geras, šitas koks nerealus. Visiškai. O visus 3 sezonus pažiūrėjai? Geriau, jo, ten po 3 serijas gal. Va, Sherlockas, Game of Thrones, Breaking Bad. 9,3. Benediktas. O, XO. Ir dar Lie to Me, seniai. Aš esu dabar išpažiūrėjau 3 serialą. Kiekvieną vakarą, dabar pastaroji mėnesį, žiūrėdavau Lie to Me, kur melo teorija lietuviai rodo. Kur pagal veido judesius, žinai, atspėja ten ir padaro visokius. Apgaulės meistrai. Bet tie lietuviški vertimai. Nežinau. Aš dabar filmą jums pasižiūriu. Lie to Me. Apgaulės meistrai. Morganas Freemanas vaidina, ne? Jis ten labai trumpai jau. Trumpai. Žinai, plakatė pasirodo. Bet plakatė visi pasirodo. Jo balsas užgarsin. Ir Putinas, ir Bušas, visi buvo plakatuose jo. Nes aš jau atrodo viską, kas geriausiai žiūrėjau. Dabar aš per daug laisvo laiko turiu. Tai paskambinkit mums, kokius serialus rekomenduotumėte. 852411010. Bet sen Entourage. Bet Jonai pastebi, Rolai kažkas atsitinka, kai jis perina į anglų kalbą. Tas tipo, sen rimtai turi pažiūrėti Entourage. Entourage. Aš žinai, aš mėgstu keliauti, buvau Ecuador. Bet teisingai ištar. Venezuela. Sen, čia nėra lietuviškas žodis. Entourage'as. Labas, kas skambina? Labas.
Nu, tai Tomis ir Džeris. Disnėjus! Labas, kas skambina? O, Arnas, labas. Sveikas, Arnai. Arnai, o ten tavo žmona kalbėjo? Čia jūs apie ką, apie Katlerį? Ne, ten prieš tave kažkokia 6 metas skambina. Taip, tai mes galvom čia iš to pačio ragelio. Čia padėjai tu ragelį ar čia tas pats? Kita ragelį. Ne, taip, ne. Ai. No, aš nepažįstu tikrai jūs. Nu, nesvarbu, nesigilink. Nu, žiūrėk, tik tai siūlymas tavo, Katleris atsikratė savo akcento, tai siūlau ir tau. Tau netinka. Būna, kaip... Čia Marijampolės, Jo. Marijas, ne? Miami. Taip. Būna šneka gražiai, bet tau netinka. Tai dabar kalbam lietuviškai kaip per radijų stotį. Tai kokią serialą žiūri? Aš dabar žiūriu Misfits. Yra toksai. Misfits? Misfits. Apie ką? O vyriškų serialų nežiūri? Tai čia ir yra vyriška, ten tokį viečnas ten prikolas. Gali, pažiūrėk, dabar bandymą padarom. Gali pasakyti 6 žodžius be jokio akcento, visiškai, nu kaip per lietuvių kalbos pamoką. Pasakyk. Zuikis, graužė. Neišeina. Pagraužė. Aš nesupratau, kaip jūs kebra, kiek jūs už lietuvių egzą visi gaunat Marijampolėj? Po kokį kiam jaučia, ne? Užkalbėjimą 4-5. Suvalkietiškai sutarėm ten, žinau. Tai jaučiu patys mokytai nebeskiria, ne? Kur kaip lietuviškai reikščiai. Kas yra teisingai? Nes aš tai kalbu kaimietiškai, bet kai reikia, aš galiu pašnekėti. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos egzaminas bus kalbos testas. Nu, tipo, kur turi kalbėti apie temą. Tai kaip tu kalbėtum per lietuvių kalbos egzaminą? Tai aš jau kalbėjau. Kiek gavai? O, nesakys. Gėda prisipažinti. Gėda. Gerai, ačiū tau, iki. Dar tegu paskambina. Mano draugė Gertrūda. Pasakyk 6 žodžių, iki 2. Labas, kas skambina? Labas, Nerijos. Nerijau, koks dabar tavo rekomenduojamas serialas būtų, kurį verta pažiūrėti? Jeigu tokį rimtesnį, tai Breaking Bad žiūriu, bet šiaip žiūriu labai daug, tai Arrow rekomenduočiau. Apie ką? Arrow? Ten bičiuką, kuris plaukė laivu. Laivas sudužo, pateko negyvenamą salą, ten kažkiek laiko praleido, daug išmoko, ko grįžo į naują miestą savo ten po daug laiko ir ten su plaukiuku šeškovoja. O kodėl jis vadinasi Arrow? O kodėl jo vadinasi Arrow, o ne... Lanku šaudo. Su lanku šaudo, wow. Nu gerai, jau siunčiuosi. Filmai yra, nėra. Jeigu yra, žiūriu. San linkomanė, filmai in kokybė biški, taip, žinai. Jo, o šiaip jeigu iš komedijų, tai dar vienas toks labiau patinkantis, tai Brooklyn Nine-Nine. Jo, Brooklyn what? Nine. Brooklyn. Tai užkrauk tą YouTube'ai Arrow, pažiūrėsim trailerį. Ačiū tau. O Arrow su pana ar su biču? Su bičiu ir yra panu visai nieko. Jo. O kodėl nesivadina jisai Robinzonas? Robinzonas su... Nes panašiai. Robinzonas su Kame strėle. ten yra kabliukas? Kas tave kabina tame seriale? Labai daug, taip rodo dabartį ir rodo ištraukom iš praeities ir tas gal įtraukia labai, nes nori pamatyti, kodėl jis toks tapo, nes jis žiauri kietas. Supratom, Ir ačiū tu tau. nori būti irgi kietas, kaip suprantu. Mackevičius su šiaudeliu galvą įlindus. Super, gerai, turim... Titai, pažiūrėsime trailerį? Tai gal vėliau? Jo, vėliau. Dar vieną priimam klausytoją, kasgi mums skambina. Alio. Labą vakarą. Čia Sveikas. Egidijau Dragūnai, čia dar tu skambini. Malonu tokie žmonės paskui. Ne, Egidijus. Nu, tai papasakok. Serialą kokį žiūriu. Jo. Visai įdomu ir gerą. Super. Wow, labai gera. Gerai, einam žiūrėti Arrow trailerio, o mes grįšim po 9. Nes aš jam pasiūliau naują marketingo planą tokį vat. Turim tokį laišką, iš tikrųjų labai rimtą ir reikėtų pamėginti patikrinti ir paskambinti, ar ne? Iš tikrųjų, laiškas prasideda taip. Mano bendradarbis neseniai atkasė darbo partijos ir jaunimo darbo partijos juodasias varkės su netikrom Facebook'o anketom ir iškėlė į viešumą straipsniuką. Straipsnis čia yra ekonomika.lt, žodžiu, puslapyje. Reikalas toks, jis turi tų bičiukų, kurie kūrė partijai netikras anketas numerius ir visai neblogas prikolas būtų, jei jiems per laidą paskambintumėt ir paprašytumėt ten sukurti daugiau anketų netikrų ir panašiai, prisistatę kaip darbo partijos šalininkai. Nu, to mes pabandysim pajuokauti. Jo, tai... A, ne? Yes.
Bet tai kuo man prisistatyti dabar? Nu tai naujas šitasgi, kaip jisai, už marketingą atsakingas. Socialinių tinklų marketingo naujas vadybininkas Vytas. Bet, tipo, darbo partijos? Jūs trečioji šalis tą samdot, kaip šitasgi agentūra. Agentūra. Jo, iš agentūros Future Spaces. Future Spaces. No. Žinai ten? Kėdainiuose bus Future Spaces. That sounds promising. Yes, sir. Ar ne? Friend? Entourage. Entourage. O Vikingus žiūrėjo? Aš žiūrėjau. Vikingai yra faini. Patiko. Nežiūrėjai? Nu, tu mažas dar. Ten geros sekso scenos. Tada ne tą žiūrimės. Ne Vikingus. Čia ne Pornhub. Įsijungia su tai šalmais. Ateina su kardais ir nugali. Ne? Alien. Čia geras buvo, kur, žinai, sako, sūnus skambina tėčiui, sako, Vokietijai, žinai, dirba. O kuom sūnau dirbi? Filmuose filmuojasi. Filmuose filmuojasi? Kokiuose? Visokiuose šiaip ten daug filmų padarėm jau. Tai, pavyzdžiui, pasakė, Batmanas buvo, Spider-Man'ą vaidinau, Superman'ą vaidinau, o tai kokį tu ten vaidmenį atlieki? Pagrindinį? Pagrindinį vaidmenį? Sako, tai kaip siužetas? Kaip siužetas? Atvarau aš, žiūriu pana, tipo, opa, aš ją išgelbėjau, antrą kartą išgelbėjau tada, žinai, ir tipo taip, žinai, ir viską. Buvo vieną kartą kažkaip aš atvarau, laukiu, ką čia išgelbėjus, ir žiūriu, kitas bičas atvarė. Mes taip stojam prie baseino, laukiam čia kažką išgelbėti, tipo, ir nieks neatvarė. Tai viens kitą išgelbėjom po vieną kartą, tipo, sūnau, bet tai čia pavojinga darbą tu dirbė su šalmu. Jo, tėti, su šalmu, dabar be šalmo iš vis niekur neinam. Toks geras ten. Pasiaiškinam. Gerai, dar vienas numeris yra iš tos pačios. Šiuo metu su abonentu. Spėjau išsijungti. Soriuką, tai linkėjimai Rembakui su Izabelė, jie čia atsintė, jo. Tokie, žinai, kur nereikėjo sakyti. Bet viskas cool, aš manau, ar ne? Tikrai taip. Blemački, gražiai porelį šeiminį dabar namuose sėdi savo. Šaunu, galėtų pakvies kada į svečius kažką, nes labai skaniai meksikietiškam... Ne? Varom šiandien. Labai skaniai gamina meksikietišką maistą Modė. Gamino. Daug, žinai, Modė. Kai buvo kolega. Taip. Girdėjai, turim dar vieną anglų mokytoją, ji yra Rita, labai pikta, šviesių plaukų ir liekna, pasveikinti su artėjančiu gimtadieniu, kovo 17 sukanka 30 metelių. Tai gal vėl pabandom su laišku Rolai, kurį gavo sūnus Rolki. Jo. Tai pasirašyk tekstuką, žodžio vardas yra Rita, ji yra iš Marijampol. Bandom. Rita. O Rita, ko tu tyli? Kopsu? Sveiki, labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, ar aš kalbuosi čia dabar su Rita? Taip. Atleiskit man labai, kad aš tai vėlai skambinu, bet žinokit, daugiau, nežinau, kur skambint. Man čia davė jūsų numerį, sakė, kad jūs esate, angliškai žinot. Ta prasme... Kažkaip, taip, suprantat anglų kalbą geriau. Nes aš taip, suprantat, tokia yra dabar dalykas. Mano dukra yra išvažiavus į Britaniją, ten į Londoną, mokytis, žinot, ir kažkaip tai vakar jinai manęs, visą laiką toli kažkaip parašo žinutę, ten labanaktis, tai iš savo to numerio, toli dar kažką. Ir čia dabar tokį nieko, ir šiandien spaudžia, kaip šiandien gavom kažkokią žinutę iš numeris, ir parašyta angliškai, ir aš nesuprantu, kas čia parašyta, ir nežinau, klausiu, gal galit padėti išversti? Aišku, čia mano numeris gautas. Man čia davė Ąžuolas, toksai mano kolega. Nepažįstu. Bet aš trumpai labai patrukdysiu, žiūrėkit. Suprantat, tokie parašyta čia
H-A-V-E, I-H-V-E. Gerai, viskas, baigiam vairus, visų. Paskambiname. Štai kokie pedagogai auga. Mariampoliai. Paskambinam dar kartą. Sugėdykim dabar ją. Numetės. Sukta gyvatė. Tai kaip vat nepadėtų, a? Nu tokia pikta kažkokia lieva. Tokios. 30 metų mano amžiaus. Tai reiškia, baigė taip pat kaip ir aš. Ir aš įsivaizduoju, kaip mano klasiokė turėjo tokia būti. Taip, padla, ne? Visiška. To 30 metų. Tai kad ne visi mokytojai yra geri. What? Man, nu taip, žinai, kaip bendraamžis, tai gali, tipo, nėra tokio respekto. Kur jūs nereikia. Jo, jeigu būtų kem metų, tai aišku, taip negalėtum sakyti, bet dabar tai O įsivaizduoju. kem metų tai jau sena? Šiam metu, jeigu dvigubai? Ne, bet kem, nu vis tiek jau baigė ten ne 2-2, bet 9-2. Kur aš gyvus tik tai vos. Jo, tada Chicago Bulls prieš Seattle Supersonics. Tai žinai, iš karto tokia kyla mintis tokios, o dabar tai kažkaip ubagėnu. Setakaja. Turiu. Aš noriu, palauk, ką sakysi, Jonas? Nu, sakyk. Aš noriu papasakot, ką mes veikiam, kol jūs muzikas klausot. Gal? Ne, šiaip iš tikrųjų. Čia atrodo, mes šį sėdim kažką kikihaha, žvengia mane. Bet kai tik muziką užgroju, tokie zombiai kartai. Tai va. Ir dabar einam į muzikas, pasiklausykit. Toks tai buvo. Sėdmaišiai, tokie sukrant. Kai nuo jo atsistoja žmogus nusėdmaišiu. Liko, gerai, to eisim, liko, taip, džinglas juk vėl. Sveiki! Tokie visi linksmi, žinai. Nu, ką savaitgalį nuveikėt. Ir pohui, ką nuveikėt jūs. Vis tiek algos negauna. Jo, aš pats turėčiau mokėti už keiksmažodžius, ar jūs už mane turėtumėt sumokėti? Mes nesuvaldom svečių iš esmės. Ne? 200 litų iš Bet tu pažinai, jeigu Titas pasitrauktų, suvaldytumėt. Bet Rolu, kol tu per manis peršoktum, aš jums kokius 3000 prikapsėčiau. Nes panevežėtiškai tokia trumpi, ne? Džavanis mano mikrofą iškart jungtų, aš rėkčiau dar per Džavanę girdėtis mikrofą. Bet aš manau, kad... Paleiskit gaidžiai, kur mane vedat. Nebūtų taip. Nes tu čia mano paskutinis jau... Ką tu padarėjai? Žinai, atsimenė su Jankevičiu žaidėm žaidimą. Pasitikėjimas. Norit pažaist? Tu galėsi sakyti kiek smažinti, bet čia pasitikėjimas yra tai, kad aš turiu spėti išjungti ant tos, žinai. Parodyt kaip veikia? Pala, tai dabar pasitreniruojam, gerai? Aš galiu parodyti kaip veikia. Gerai, tai... Parodyk. Žinai, Rolai, jeigu šį... Palauk. Pasiruošęs? Tai reikia, jeigu ką. Pasiruošęs? Pala, pamėgink kalbėti dabar, ką nors kalbėk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gerai. Veikia? Žaidimas. 3, 2, 1. Ne, tu sakyk 2 žodžiai, kad būtų, supranti, kad aš žinočiau, kada atjungti. Eik tu! Tai palauk, dar. Dabar kas va? Galiu aš dabar? Dabar tu. Tiesiog man sakyt žodį kažkokį? Ne, bet geriau kad žinočiau, kai baigsis. Ai, tai turi būti posakis, ne? Patarlė ir paskutinis žodis keiksmažodis. Jo. Gerai. Karoči, Rolai, čiuptų. O kodėl aš? Čia daug smagiau negu galvoju. Žinai. Bet aš tai įsižydžiau dabar. Ne. O žinai, kokia mums baimė buvo, už kiekvieną kiksmažį labai daug litų nukapsi. Jeigu aš susipėlinu, tai reiškia širdis plaka, žinai, čia kaip paskutiniam sekundėm. Žinai, Katlerį, pašol tu. Gal su klausytais padarom? Džavanė, ročiau mam. Katlerį, tu esi pas... Hebra, ne aš. Aš nespėjau gynėti. Aš tave užmuš. Gai. Oi. Tai gal išdurkia kažkokia. Suspaudėm. Šiaip žiauriai. Tai po 200 kažkur susimest reiks dabar.
Turiu vieną iš... Ne, mums nuskaičiuojame algos. Toks automatinis čia veiksmas. Duok čia drąsos. O, davai. Oi, blemaškai. Nu, šitas vienas linksmiausias. Šitas vienas linksmiausias šeimų buvo. Žiauru. Gerai, tai ką, muzoną paleis gal tada. Muziką vėl paleisi vėl. Jo, ir vėl kaip mėgmaišį, ir aš tokie. Gerai, turim tokią situaciją. Prieš keletą mėnesių aš su Aidu ir dar 3 draugais, neblaivus vakare, Laisvės alėje vaikščiame ir prie mūsų ėjo kita kompanija. Jie buvo 3. Mes praeidami prie jų prisikabinom ir ten biškį pasistumdėm. Išsivadinom, žodžiu, gaidžiais, paskui išsiskyrėm. Taigi, radistai, apsimeskit tais 3, prie kurių mes prisikabinom ir pagazdinkit juos dabar. Tai visi 3 davai? Jo, visi 3. Jo. Suradom. Ką? Baisu? Įspėkit, jeigu keiksitės, kad spėčiau išjungti. Ne, bet gali būt, kad jie žino keiks. Nu, čia bus... Alio? Ką, alio? Labas. Aidas, čia tu? Nu? Suradom tave. Atsimeni kažkada? Atsimeni Laisvės alėje? Ką čia gydai, blėt? Ką tu girdi? Aš tavo telefoną sužinau, aš to surasiu, kur tu gyveni, supranti? Supratau. Toks, kur per daug iš karto. Čia radi. Ką sakai? Ką papa? Žinai, žinai, galiu pajunginėti. Papasakos. Nieko nepapasakos. Lūp košis, nu, toliau ir viskas. Va, tokia ir istorija. Klausai, o... Nu, ką reikia? Ką reikėjo, pasakėm, ką jau čia. Nuo Žilvino linkėjimai tau. Ai, nu, dėkui. Prašau. Nu, paskutinis. Yra kas nors, kas jūs net pažįsta dar vapšė pasaulį šitam? Yra. Yra? Bet jau tokio kam per 40, ne? Man jis daug kas net. Bet aš tad žinau tavo bairius. Legendary. Balkono duris su kita koja, tipo laikė, kad nieks neįeitų, žinai. Tai matai, per pertraukas ne vien leida galvas, o pasikalbam labai. Ne, pasišnekam. Aš dar 2 kartus pažiūrėjau, ar mikrofonai yra tikrai išjungti. Nes esam vienas įkis su Rolo pasikalbėjom. Nudegė, ne? Kai susipažinom tikrai. Viską išsipasakojom. Bet kaip dabar kalbėjom, o dabar kaip kalbėjom, tai įsivaizduok, va tai va buvo išvesta. Karočią, gyvenau 2 metus su ta žiūrkė. Tai buvo. O dabar ko metei? Ai, lievai. Ai, žinok, aš tokia nelabai pratau. Patinka tau taip? O šitą aš nelabai pratau, savi? Nori padarysiu kateriuką tau. Kateriuką? Katleriuką. Važiuojas. Tu čia galvoji, kad tu čia žvaigždės, tu tave pervėkusiu? Tu durnas, aš taim neme. O kur pjautis? O galima juoktis čia ar ne, aš nežinau. Bet aš supalaidavęs. Wow. Ką tik išdavėm, ką mum panas sako. Ane, tutelė, žinok, tu irgi kažkada būsi žymus. Kaip galvojat, jis bus žymus, kad nors... Jeigu gitaros iš rankų nepaleis žymus, aš muzikuoju per tą radistų gimtadienį jau lipo ant scenos, lipo ant stalo. Yra nuotraukų. Okay. Gerai, turim merginą Odetą, kuri yra mylinti tik moteris ir mes visada jį paskambinam su kita moterim. Ji visada labai nori pasikalbėti. Ji nedrasi, bet užtat kokia ji, paklausykit. Dabar sakysiu, turiu dar... Koks tavo vardas? Živilė? Živilė? Aš neatsimenu. Alio, labas. Labas. Sveika, brangutė, kaip tu? Pasilgai jau. Pasilgau, aišku, ašgi sakiau, kad kiekvieną vakarą tau pasuksiu. Nu, pasuksi, iš telefono buvau nepasiemus. O, kaip aš sakau, žinok, vieną kartą sukau, tai neprisukau, net išsigandau, galvojau, kad pabėgai kur. Ne, nepabėgu. Dabar va persirenginėjau. Klausyk, aš šiandien visą dieną galvojau, ar tu šiandien lietei save? Ne.
Ne. Nebuvo noro. Nebuvo noro. Nori, kad aš tau tą norą sugražinčiau? Dabar tikrai nepyk, bet šiandien tai neatsiras tas noras. Tiesiog nuotaikos nėra, būna dienų liptyčia. Tiesiog. Supratau. Yra kaip yra. Pas mane tai draugė iš Panevėžio atvažiavo. Labas. Žiūrėk, nori pakalbėti iš Panevėžio? Ne, ačiū, nenoriu. Kodėl? O man Živilė pristatė, kad tu labai faina, draugiška. Ar su tavim kalbu, ar su draugėm? Mes abudu dabar per garsiakalbį. Nu tai gerai, tada paskambinsiu, kai vieną būs. O ko čia dabar pyksti, potpoliuk, tu mano? Nepykstu, tai aš su tavim noriu. Gerai, kalbam su manim. Su manim kalbam. Eik, Rūta į Tuliką. Gerai. Čiau. Tai, pasakok dabar greitai man viską. Ką pasakot? Tai ko tu liūdna, gal sergi? Ne. Menkės prasidėjo? Ne. Šiaip nėra nuotaikos, vienai atsibodo jau. Aš tai kryščiau su tavimi lovą dabar, visą išbučiuočiau. Tai būtų super, galbūt atsigaučiau, o gal ir ne? O tu nori manęs? Kaip čia pasakius, gal ir norėčiau, bet tai, kad tamsta turi ten visokių kitokių, tai... Taigi čia mano draugės, aš su jom nemiegu. O tu galvoji, kad aš tave išduodu? Tai aš negalvoju, mes vis tiek juk nedraugaujam dar, tai... O kaip tai nedraugaujam? Ta prasme, taip jau, kad realiai tikrai. Baig tu draugaujam, aš net Facebook'e tavęs ieškojau, kad padaryt relationship status. Taip, draugaujam. Ai, draugaujam, gerai. Tai gerai, tai aišku, tai draugaujam bendram. Tai tą tai žinau, bet kad... O kada bus mūsų pirmas kartas? Kažkada tai bus. Kaip laukiu. Tai... Mano papukai, žinok, prisirpė tokie, nežinau kodėl. Norėtum? Galbūt, aš dabar einu biškį... Persirengiu ir apsiprausiu, tai gal tada... Tokia seksuali. Tai dabar nuoga? Taip. Ką dabar tu ten darai? Dabar nieko nedarau. Dabar stoviu ir laukiu, kol naleisi nusipraust. Ir atsigulti į lovą, nes visą grįžau visą prakaituotą. Vaikščiom po pardės, šiltą. Prisirengiu šiltai, tai... Tai smirdi dabar? Tai negalvoju. Tai dėl to noriu, kad būtų maloniau nusiprausti. O aš manau, kad tu dabar duše tai pažaisi su savim tikrai. Ne, tikrai ne. Nenoriu šiandien. Jei kas nors šalia būtų, tai gal su tuo kažkuo, bet vienai tai šiandien nėra ūpo. O jeigu aš būčiau? Tada taip. Tikrai manau, kad neatsisakyčiau. Tai žiūrėsim, gal kada ir susibėgsim visai taip būti įdomu, bet kad būtų, nežinau. Aš noriu, kad būtų ištikimybė, bet pas tamsta yra toks dalykas. Pas mane ištikimybė? Jo. Taip yra. O kas yra ištikimybė? Nežinau. Kaip kas įsivaizduoja. Rūta pas mane atvažiavus, tai mano draugė nuo galaksto čia su. Bet tarp mūsų nieko nėra, nes jai patinka bernai, aš jai nepatinku. Supranti? Tai aš esu tau ištikima. Pasakyk man, ką nors gražaus. Aš noriu eiti nusipraust, tas labai gražu. Tu smirdi dabar. Taip. Fui. Kaka, karočią. Gerai, tai praustis. Varau. Aš į dušą ir tada susirašysim gal. Gal ir pasuksiu. Žodžiu susirašysim. Davai, braškę. Davai, mažulė. Pabačiuok mane. Bučkės. Patiko? Nelabai. Gali liežuviškis. Ne. Tu matai, koks čia laižiakas. Šakės, jau sudriekau.
Eik, tu savo, nu tai būtum šalia, tai pasisiaustume. O tu tai šelmėsi. Nu jau tikrai, kad už tamstą tai nedidesnį šelmį. Gerai, eik praustis, nesmirdė. Jo. Čiau. Įkiukas nugarą, kad nutrins mane. Čiau, sakau. Čiau. Nu, kokie komentarai? O, kas nugarą nutrins? Nu, čiulpti. Visada turi būti pasiruošęs, Jonai. Su manim, tokį neprognozuojam. Aš kaip rusas, žinai. Atrodo, tik atėjau į radiją, aš tikras tankus stoju. Ką galvoji apie šitą aparatą, kuriem kiekvieną dieną beveik skambina ir nesupranta? O tai nenori po tiek laiko jau susimatyti su taim ar tavo nuotrauką kažkokią gal? Matai, biški supyksta, vis kiekvieną naują draugę įsivedu. Tai buvo praeitą kartą kita Živilė, dabar tu atsiradai. Dabar šita Rūtka. Jo, tai jis supyko biški, matai. Ir galvoja, kad tu mėgisi jam visam. Taip, galvoja mėgu ir jokios draugystės rimtos nebus. Bet čia šitą... Iš Vilniaus? Ne, man atrodo, iš Kauno gal. Jie pasako tai, kad 6 kartą skambini iš to paties numerį laidinę ir nes laik sako, susirašysi. Įdomu, rašo, kaip tu manai? Jie rašo tam Dariui. Darius yra ant manim apsimetęs. Z baigia skambėti, mėly draugai. 8 minutės iki 22. Reikėtų iškilmingai palydėti man tą Katilerį į Australiją. Tai sudainuosit gal kažkokį. Kengūras šokį parodyti. Su gimtadieniu, happy birthday, gal sudainuosit. Žinot, mes su Stonkum kalbėjom, kas yra pats blogiausias dalykas, kai tarkim tau, šiaip kaip tau dainuoja happy birthday, jau yra antiek nejauku. Nu, taip pat tu stovi su kokiu tortu ir vienas būna kažkoks nedabaigęs muzikalkės ar kažką ir happy birthday to you. Toks, nu, kur aiškiai perlenkia ir visi tokie, lemba, sendi, man primažink savo tą. Toksai, kur pagaliau turi galimybę parodyti savo galimybės. Jo, kur paprastai jis tik per gimtadienis ir gauna parodyti savo tą balsą, žinai. Ir... Arba kai prikala, Tita, atneš gitarą. Ir vieną gabalą vienas. Ar tu žinai? Palauk. Ilgas kelias. Ir kaip Anontas limpa vis dar. Ta prasme, aš galvoju, kad 16 metų išauks panas iš to. Ne. Šitas gabalas? Ne, ta prasme, iš vis bičas su gitara, kur sėdi tūsė, ne? Ir kažkaip, taip, dingsta panas, žiūri, kad šešiesi bernai belikė. Ir kur visos panas, žinai, kad mašinas dar stovi, žinai. Ir naini kokiam antram aukštį vienas ten... Biški, žinai, ištraukiau gitarą. Čia biški stygas, biški kažką. Seniai groti. Nu, dabar visi kartu. Tavo akis deimantai. Improvizuoja, žinai, ten mergas jau ten šlapiais klini. Nu, kurie čia dabar pis. O visi bernai su birponga, tai skambaliu. Ir gal varom panas palošt birpongą. Ne, nu, taigi groja Vidas, nu, tai... Va, ir tu daryk, ką tu nori. Anekdotas pasako, nepramuš niekas, taip klina kaip gitarą. Žinok, taip seniai, kaip grupė. Šalia buvo grupė. Žinai, aš tokia buvau, tokia grupė, biškai čia mokyklai grojam. Porą akordų ir visas jau. Aš papratau. Fleitininkės visas pasidaro. Pučia dudelę. Tai va, skaudėt žandas ir pradėjo. Šiandien smagaida. Atsigavau į pabaigą kažkaip. Atitinkamą skaičių pasakė. Jo, tik dabar reikia išlaikyti šitą. Tai ką grįši, ką veiksi grįžęs? Užsuksi gal? Mes galvojom, kad tau suderintumėm. Tai man jau davė į džimą. Bemberšipą. Nežinau, grįšiu, turėsiu žiauriai daug pasirodymų su humoro klubu, nes mes kaip tik humoro klubas dabar laukia, kol pradėtumėm naują turą, kai aš grįšiu. O tu grįši, pasakyk visiems. Balandžio 5. Balandžio 5 grįžtu, čia bus penktadienis, man atrodo, jo, ir tada iškart su humoro klubu padarysim per mėnesį kokį 20 pasirodymų. Australijai kursi kažką naujo, kaip tu galbūt? Jo, planuoju, aš dabar turiu kažkur 10 minučių. Ir reikia dabar dar turiu mėnesį, dar kokias 5-10 minučių turiu sukurti,
turėsi laiko ir šiaip naujų minčių gims, žinai, naujo aplinkoje, nauji žmonės, tai tikiuosi žiauriai gerai. Galėsi nuvažiuoti pasakoti, nu žinot, tie australai. Ja. Ei, o Hebra, jūsų nenervina, kai juodaodžiai šneka kino teatre? Ne, kad nors jos galvojas. Na tai laukiam iš tikrųjų. Laukiam, tai sėkmės tau. Tai atvarysi, ketvirtadienį. Ne ta kelionė čia, kur sakai, kur juodės lip kaip ant Ne, ten į Ganą, į Nigeriją, jo, varysim. Čia kitais metais varysim. Aš statau. Aš statau. Davai, aš pasirašau, tipo varom pagrot. Jo, pagrot, varysim, su gitaro varysim. Pabrūžint, pamokinsim fleitą grot. Juododės. Nes aš jau planuoju, aš stačiau tikslą, kad 2015 jau žmoną reiks surasti, tai šiaip norėčiau juododę žmonos iš tikrą. Jo, visai norėčiau. Vaikas gražus būtų. Jo, vat kas yra smagiausia, kad gali būt mano ir kokios visiškos beždžionės vaikas, bet jeigu tai yra juodas ir baltas, vis tiek vaikas žiauriai gražus bus, nu nes tai yra mulatas, žinai, jaučiu nemačiu nei vieno negražaus mulato. Vat aš tikrai atsivaizduoju Alicia Keys. Alicia Keys iš karto, ne? Beyoncé. Parsivešiu kokią, žinai, su užpakliu tokiu. Išgydyčiau pusę metų, kol lygas pas veterinarą reiktų. Iš pradžių, žinai, pradintam su šakutė valgyti. Nu, iš lėkštės. Ja. Gerai, Mantelė, tai sėkmės tau Australijai, lauksim sugrįžtant ir... Gerai, parvešiu lauktuvių. Aš šiaip galvoju, kai jums bus raktų pakabuką parvešiu su Eifelio bokštu. Su kengūra, gerai. Su kengūra, gerai, parvešiu. Viskas, magnetuką. Atsisveikinam, lieka 3 minutės iki 2:02. Geros kelionės tau. Iki. Dėkui. Klausytojai, grįšim šeštadienį Džiovanet Klubą, sekmadienį Zip taškai. Pirmadienį Zip FM radistai. Arrivederci. Gero savaitgalio. Ciao. Pasitusinkit. Mantelio iki ieškot 7-8 šiandien. Kokią nuotaikytę? Ant kokio eitum dabar? Šiandien aš, žinok, po Red Bull'o aš jaučiu ir 9 galėčiau prigriebti. Jeigu jins su sąlyga humoro klubą dažnai žiūrėdavo. Tai parašykit. Mantas Katleris Facebook'e. Iki.